Sveiki, mes vėl šiaip gerai, kolega. Štai ir vėl mes susirinkome čia į nuostabųjį autobusą Švaizėm. Taigi. Haben. Ir esame po nuostabios nakties įspūdžių Essen-Verdeno miestelyje, nes jis buvo prieš 100 metų atskirtas, kaip mums sakė mūsų draugai. Žemėlapį? Taigi, čia matote yra Ruhig. Ruhig yra tokia vieta tarp Esseno ir Dortmundo, Düsseldorfo, kur yra susitelkęs industrinis labai toksai centras ir ten nuo pat senai ten buvo gerai neįdomu. Oras dabar svarbiausia. Kas svarbiausia yra oras. Oro sąlygos yra puikios, minus 30 lauke, saulė šviečia. Plius 2 kažkur autobuse. Lyja žiauriai stipriai, kad netgi praeina lietus. Negalime. Ta prasme, net neužlyja. Taip stipriai, kad net neslapimes tam. Visi gyvename po du, Išskyrus kiti gyvena, ten, pavyzdžiui, viena merga gyvena, neturi vaikų šeima, išvis lievai sąlygos, neturi kompo, išvis. Taip pat viena panelė turėjo gyventi viena, bet jinai padarė... Apsiverkė ir tada jį gyvena dviese. Taigi. Tai kaip galima moralas? Moralas tame, kad su ašarom gali pasiekti tiek, kiek nori. Ji neverkė debilė tą, pasakė jos draugė Ieva. Tiesiog riokės. Kas ten mušas, čiuvakai. Nebesimuša iš dūrų. Tai va, o šiaip nuotykiai tikrai geri, vieni, kiek girdėjau, gyvena name atskiram, karočią su kurjeriai, su lagaminų nešiotis, jokais vienas sakė netgi indaploviai miega. Ir yra juodas. Darnas. Labaurė ir blėt. Kažkoks karininkas, tipo papasakė, ten karočią jie češina. Jie gyvenam, jos Rusijai. Mes taip ir galvojam, iš tikrųjų, su botagais ten muša jos. Šiaip iš tikrųjų, tikrai kelionė yra labai nuostabi ir pirma diena Essene yra tiesiog tobula, rytas puikus. Labai tvarkingas miestas, labai žmonės gražus. Bet aišku, mes jau pašiukšlinom biškį. Porą čiubikų. Bet aš nerūkau. Julija, girdimai, aš nerūkau. Kas dar? Vokiečiai labai malonus. Čiūjų čiešina irgi, nes jie nėra malonus, bet apsimeta. Labai vaidina, nesąmė. Geri aktoriai. Labai geri. O šiaip tai viskas, mes dabar važiuojam į kažkokį kaimą. Haie. H-A-E. Tai ten bus pubas, ten reikės dainuoti, ten tik bus pubas, toks baras geras. Ir tiesiog matyti ir bus. Taigi, rytinė gaida. Rytinė gaida.